Ei, čia dar viena kova StarCraftu ir taip, komentuosim, pažiūrėsim, kas čia bus. Taip, D, control names, taip, pas mus Adi, mėlynasis protosas, kai dešiniajame kampe bus Adi. Žemiau pazinėsim, man rodos Stephen Peaks, bet nesusitikinęs, na kažkas tokio. Ir Pikachu loš kaip raudonasis zergas kairiajame viršutinėme kampe šito žemėlapio ir taip, žiūrėsim, kaip čia, kas čia, kur čia, kas dedasi. Dabar turėtų būti iš Pikachu prižiūrėtas, taip yra. Taip, ok, kol kas, kol visi darbininkus daro, tai kaip ir nėra apie ką kalbėti. Tai galima pakalbėti apie tai, kad užsidaro trečiasis sezonas ir atsidaro ketvirtasis, kuris truks viso labo 2 mėnesius. Nežinau, man atrodo, kad tai yra šiokia tokia klaidelė. Turėtų jis trukti bent jau 3 mėnesius, nes jeigu 2 mėnesiai trunka sezonas, tarkim, ir 2 savaitės dar yra tipo užrakintos lygos, tai gaunasi, kad galima palošti tik tais 3 savaitės prieš... Ne, net ne 3 savaitės, kiek čia? 6 savaitės. Nu, visai normaliai iš tikrųjų, nu vis tiek mažokai, man atrodo. Ir bet kuriuo atveju, manau, 3 mėnesiai būtų pats tas. Taip, matom, Pikachu iš karto ima dujas. Taip, galėtų jau plėtinį įsteigti. Mančius dujų turės jau netgi pakankamai, kad iškart greitai vystyt. Netgi, vis dėlto vieną tik darbininką pastatęs. Taip, tuo tarpu iš Adi pusės matysim pirmieji vartai. Dar vienas kaupiamasis kristalas. Nieko kažkaip nestandartiško. Matom, jau net 32 dujas turim sukaupęs Pikachu ir metam pagaliau plaukimo baseiną. Ir taip, čia matosim, pirmasis fanatikas jau darosi. Dujos jau irgi yra išgaunamos. Ir kažko čia nori tas Adis, ieško, laukia gal kokio nors tarakonų landynės ar dar kažko tai. Nežinau, ko iš čia dar tikisi surast. Nu, bet kuriuo atveju, pala Karalaitė dar kažkodėl nėra, tai ne kažkodėl nėra plaukimo baseino, aišku. Štai matom, antrasis dujas yra jau paimtos, matyt kažkas čia bus galbūt smagaus. Ir arba net neįsivaizduoju, iš tikrųjų, su tom 2 dujom gali keliom kryptimai iš tikrųjų mūsų Adis. Ir taip, žiūrėsim, kas čia gausis. Matom, dar 100 dujų nėra, kas nesuper. Na, bet kuriuo atveju kažkur greitų metų bus. Matom, viena karalaitė darosi vienoj periklai, kita kitoj. Darbininkas stengiasi sukandžiot subinę šitam zondui. Taip, ką mes matom, 3 vartai. Tai bus, matyt, stengsis plėtinį daryti kažkokį. Ir taip, žiūrėsim, kas čia bus. Karalaitė stovi. Purkšk. Nu, purkšk. Šiaip turėtų jau purkšti, nes kuo daugiau lervos, tuo geriau. Ir jei. Taip, matom, greitis jau turėtų būti vystomas. Taip, iki pusės jau išvystytas. Ir Pikachu tęsia toliau savo tranų gamybą. Pirmauja 4 tranais prieš Adį. Adis, matom, vieną turi sargą. Sargai mėtis skydus ir visa kita. Taip, matom, nieko čia daugiau nevyksta. Vyksta tik tais įspinduliavimo technologija vartų yra vystoma ir, kaip ir sakiau, plėtinys. Purkšk, karalaitė. Nu va. Ir tu užpurkšk. Purkšk. Nu va. Ir matom, antras dujų geizeris yra įmamas. Ir darbininkas čia bėga, darys vieną krapštuką. Matom, robotų gamykla bus.
iš Adžio pusės. Matom dar vieną karalienę, kuri turėtų dėti grybus. Ir tai jinai matyt sėkmingai eina ir daryti. Bum. Grybas. Ir taip, purškia vieną, purškia kitą, taip. Iš tikrųjų, zargam labai svarbu purkšt pataikyti laiku, nes atsakingiausių momentų, taip sakant, dažnai pritrunka lervos, nes ir turi labai daug resursų. Matom šitas lordas tuoj bus pastebėtas ir matyt nužudytas, ypač darbininkai, jo, sprūk žmogaus, sprūk, nors čia šiaip niekur tu nebepasprūksi. Ir, na nieko, iš tikrųjų Pikachu jau turi žinių tokių, kokių jam reikia, matyt, čia bus trečiasis jo pilietinis, nieko įspūdingai neypatingo, nieko neypatingai įspūdingo, vienu žodžiu. Ir taip, ką mes čia matom palidovą. Jo, žiūrėsim, kas čia bus. Matom, daug tarakonų daro mūsų Pikachu. Tarakonų greitis dar nėra išvystytas. Nika man rašo sveikas, aš jam rašau, aš užimtas. Ir sekas nesuper, iš tikrųjų, nežinau. 3-4 dienas nepalašiau StarCraft'ą ir iškart nusimušė man visi gabumai, taip sakant. Ir nežinau, reikia kažkaip atgauti formą, daugiau pradėti biškį lašti. Matom, dar vienas prižiūrėtojas keliauja pašnipinėti, ką nors, na, jis pamatys robotų gamyklą, jis jau maždaug žinos, kam ruoštis, o štai šito daikto Saulėlydžio tarybos pastato tikrai nepamatys. Ir matom, tarakonai čia bando kažką padaryti, aišku, čia armija nedidelė pasprotose dabar. Matom, sargai iš karto griūna, kad jokių skydų neužblokuot, kas ten tarakoną uždarė. Ten tarakonas, ar taip įmanoma? Matyt įmanoma. Tarakonas buvo uždarytas tiesiai po skydų. Čia geras, šitą aš nesitikėjau. Gei. Matosi ir Adis nesitikėjo šito puolimo. Ir ne, nu, Adžiui reikėjo šiaip iš tikrųjų pasiruošti. Trijų, ta prasme, vartų plėtinys, tai turėtum suprast, kas kaip gali atsitikti. Matom, vienas čia fanatikas tuoj bus nužudytas, tarakonai tarakonai čia viską pradėjo žudyti iš eilės. Na, aš prigavo Adį taip lygioj vietoj. Ir net nesakyčiau, kad net ir Adis iš tikrųjų pats yra kaltas, nes neėjo tie jėgos laukai. Į vieną vietą 5 sumetė, net nesuprantu, koks to tikslas. Na, aišku, vieną tarakoną uždarė, tas buvo įspūdinga kažkaip. Man reikia dabar dar kartą pasižiūrėti, ar jis ten tikrai buvo uždarytas, ar kas ten su juo buvo. Back. Back. Taip, dar back. Jau čia išsisklaidė. Back. Taip, pažiūrėsim, kur tas tarakonas mūsų buvo. Jo, jis buvo skydė, taip sakant. Absoliučiai uždarytas. Kaip taip įmanoma, aš net nesivaizduoju. Play, minus. Na, kur tai ten? Matosi, jis bando šaudyti, aš nežinau, ar jis šaudo. Va, išlindo. Netgi du, ne, čia buvo tarakonas ir dar paukštis. Žodžiu, jėga, galima tarakonus uždaryti į kubus. Ok, tiek.